Amerikoje ir kitose šalyse sako, kad medicininiais tikslais naudojami šitie preparatai yra. Nu, čia yra tokia labai įdomi diskusija, jeigu tais medicininiais tikslais yra naudojami kažkokios sudedamosios dalis, kurios yra nerūkomos, o tiesiog skiriamos kaip kažkoks preparatas, vaistas, tai viskas tvarkoja, čia nėra jokios bėdos. Bet tai tam niekas dabar irgi netrukdo, jeigu tai yra registruojama kaip vaistas, tai tiesiog ir atkeliautų kaip vaistas. Bet jeigu žmonės įsivaizduoja, kad parūko žolės ir tai padeda pagerinti sveikatą, tai yra visiškas blefas, todėl kad absoliuti dauguma, kiek man teko domėtis tuo metu, kol aš dar dirbau universitete, kam vis tik tai kokiom indikacijom tai yra skiriama, tai viena iš tokių pagrindinių indikacijų tai būdavo skausmas, kurio jokiais būdais negali išmatuoti. Tai yra absoliučiai neobjektyvus veiksnys ir tuom labai piknaudžiaujama buvo. Tai teko matyti duomenų, kas vykdavo valstijose, kurios įteisindavo tokį skirimą. Aišku, dalis ir gatvėje atsidurdavo legaliai nusipirktos tos medžiagos. Ir labai sunku ten nepažymėsi, kaip ten tos augalus sužymėti, iš kur jisai atsirado. Tai daug tokių yra visokių niuansų ir jeigu ten galima kalbėti apie onkologinius pacientus dėl pykinimo, dėl kažkokio apetito, tai gal ir galima apie kažką šnekėti, bet tikrai ne apie kažkokį masinį naudojimą. Ir plus, jeigu jau tikrai ta medžiaga gerai padeda, tai galima sugalvoti kažkokį, jos naudojimo būdą, tikrai nepirkti kažkokias suktinės ir nerūkyti, nes kad ir ką mes degintumėm, tegul ir ramunėlės vaistinės, vis tiek jinai dega, skiriasi medžiagos, kurios pačios yra tada toksiškos ir nuodingos ir taip nesidaro medicina. Logiška. Dainoras klausia, kaip sumastei, pažįstama ir žmogus jūs, įsteigti įstatymą, kad alkoholį parduotų nuo 20 metų, o ne nuo 18. Juk dabar jaunimas mokyklos išleistuvėse geria alkoholį ne prie stalų, o iš bagažinių. Jo, kaip sumastei. Labai asmeniškai. Jo, tai labai asmeniškai. Ne, tai nėra čia kažkoks mano sumastymas. Ar jūsų sūnus jau baigė mokyklą? Taip. Šiemet. Buvo išleistuvės? Nelabai? Nu, jie ten kažkur šventė kažką, nežinau. Ar buvo alkoholio prisipirkti? Nežinau. Tikiuosi, kad ne. Nu, jau čia. Aš ten nebuvau. Ne, žinot, kaip sako, jeigu norite, kad vaikai liktų namuose, jūs turite patys iš jų išeiti. Tai šiuo atveju, kaip suprantu, jie ieškojus ir ramesnės vietelės. Keliavo. Bet dėl amžiaus, jeigu labai rimtai, tai yra nesusiję, sakykime, su atsakomybėm kažkokiam, nes žmonės be reikalo tapatina su tarnavimo armijoje ar galimybę tuoktis legaliai ar panašiai. Tai nei einant į kariuomenę, nei tuokiantis nėra prievalės būti girtam. Tai nereikia jų dviejų į krūvą ir dėti. Tai viena, o antra tai yra susijęs su